Sveiki. Transliacija iš astrologinio kabineto apie retrogradinės planetas. Mitai ir tikrovė. Kai tik planetos pradeda judėti taip vadinamu retrogradu, čia yra toks astrologų terminas, kurį tuo išaiškinsiu, iškart pasipila įvairūs astrologų rašinėliai apie retrogradinės planetas, apie Merkurijaus įtaką, kai jis juda retrogradu, dažniausiai rašo, kad tai sukels įvairius nesusipratimus, nesusikalbėjimus, laiškai nepasieks adresatų, ges elektroninė įranga, padaugės gedimų įvairių, bet iš tikrųjų tai niekas nėra padaręs tyrimo, ar tikrai padaugėja gedimų, kuomet Merkurijus būna retrogradinis. Nes šiaip jisai retrogradinis būna 3-4 kartus per metus ir tai trunka maždaug po 3 savaitės. Tai klausimas, ar tikrai padaugėja tų gedimų, ar kas nors paskaičiavo, ar kas nors gali kaip nors statistiškai pagrysti. Kad suprastume, kas tas retrogradas, aš pasidalinsiu tokiu paveikslėliu internete, kurį radau. Štai čia aš tiesiog į Google įrašiau planetų retrogradinis judėjimas. Tai čia iš tikrųjų matote video dabar ir rodo, kai Žemė, sukdamasi apie Saulę, tarsi išeina į priekį, kaip žiedinėse automobilių lenktynėse, tai kitoje juostoje, ar ne, esantis automobilis tarsi pradeda judėti atgal, susidaro tokia iliuzija, kad tarsi greta esantis automobilis juda atgal, kai vienas automobilis žiedinėje trasoje įsiveržia į priekį. Tai va čia labai puikiai šitam video yra matyti ir tas planetos judėjimas iš tikrųjų yra toksai zigzagais. Tai va čia va dešiniai pusiai galima matyti, kaip tai atrodo. Na ir čia va dar vieni paveikslėliai, kur irgi labai aiškiai pavaizduota tos retrogradinės planetos judėjimo trajektorija. Iš tikrųjų jinai nejuda atgal, tiesiog jinai juda tokiais zigzagais. Ir dabar dar pasidalinsiu medžiaga iš savo mokymų, kaip visa tai atrodo. Štai Venera ir Merkurijus, kai aš įrašinėju šitą video, kaip tik šiandien jie abu yra retrogradiniai. Ir jie yra taip vadinamos vidinės planetos tarp Žemės ir tarp Saulės. Nes, sakykime, Marsas, Jupiteris, Saturnas, jie jau yra išorinėje Žemės orbitoje. Ir šiuo atveju mes matome, kai Venera ir Merkurijus yra arčiau Žemės, tai reiškia tarp Žemės ir tarp Saulės, tos planetos yra retrogradinės. Kai Venera ir Merkurijus yra, štai čia aš truputį papiešiu, šalia Saulės iš kitos pusės, ir tada jos yra taip vadinamos sudegintos, yra čia tokie astrologiniai terminai. Tai dabar, kas yra ta retrogradinė planeta? Remiantis Džiotiša astrologija, retrogradinė planeta turi didesnę judėjimo galią. Iš sanskrito išvertus, tai reiškia didesnė judėjimo galia. Češtabala, jos češtabala yra stipresnė. Tai yra arčiau Žemės. Ir tuomet ta planeta, kuomet jinai yra arčiau Žemės, ji yra ryškesnė, yra labiau matoma danguje, jis skaisčiau šviečia. Ir tokiu būdu planeta, Džiotiša astrologija vadinama graha, jinai pasireiškia kaip tik tai gali geriausiai, jinai yra efektyviausia. Kai planetos, taip vadinama, češtabala yra silpna, sakykime, kai planeta yra sudegusi, tai čia būtų šiuo atveju, jeigu matote paveikslėlyje. Tada jos češtabala yra silpna. Ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Saulė. Saulės češtabala judėjimo galia yra stipriausia vidurdienė. Būtent vidurdienė Saulė ryškiausiai, skaisčiausiai šviečia, jinai yra aukščiausiai danguje.
Ir būtent per joninę Saulė yra aukščiausiai danguje, labiausiai nutolusi į šiaurę, ryškiausiai šviečia. Prieš Kalėdas Saulė yra arčiau į pietus. Ir tada jos šviesa yra silpnesnė. Ir mes puikiai matome, kad žiemą dienos yra gerokai trumpesnės ir ta Saulės šviesa yra gerokai silpnesnė. Mėnulio čia štabala judėjimo galia yra stipriausia tada, kuomet yra pilnatis. Kai mėnulis pilnas yra, jis tarsi išpildo viską, jis yra išpildantis visą tai, kas buvo kaupiama, kas buvo vykdoma. Ir patys, kuo puikiausiai žinome, kad per pilnatį padaugėja įvairių nutikimų nevisiškai malonių. Tai gali paliudyti ir medikai, ir įvairios serviso tarnybos. O kuomet mėnulis yra jaunas, tuomet jo čia štabala yra silpniausia. Ir būtent jaunas mėnulis yra aklas mėnulis. Jisai mažiausiai turi galios, jėgos paveikti. Ir tai jau galime tiesiog patikrinti praktiškai, kada būna jaunatis, koks yra judėjimas mūsų gyvenime ir koks yra judėjimas, kai yra mėnulio pilnatis. Tai čia yra akivaizdu su Saulė ir su mėnuliu, kas kiekvienam suprantama, matoma yra ir pastebima. Tai lygiai taip pat veikia Venera ir Merkurijus, kai jos yra arčiau Žemės, šitų planetų įtaka yra stipresnė, jos yra ryškiau matomos. Tas pats yra ir su tolimesnėm planetom, tai Marsu, Jupiteriu, Saturnu, jie irgi tada yra ryškiau matomi iš Žemės. Tai kuomet planeta retrogradinė, jos taip vadinama čia štabala yra stipri, ji yra ryškesnė, ji turi didesnę įtaką. Dabar grįžtu atgal į savo programą. Ir štai čia galime matyti iš karto tokius stulpelius, kuriuos čia apvedžiau. Ir čia iš tikrųjų yra į juos sudėtos taip vadinamos 6 planetų galios. Ir čia aš būtent nustačiau laiką vidurdienį. Dabar yra pavasaris, kada darau šitą video, ką tik tai po lygiadienio. Ir būtent vidurdienis Saulė yra ryškiausia. Tai iš karto matome, kad Saulės stulpelis labai didelis. Ir būtent šitų stulpelių paskaičiavimai kaip tik pas mane programoje yra šitoj šatbala lentelėje. Ir taip pat iš karto galiu parodyti, matysite, kad štai čia, būtent čia štabala ir iškart gali matyti, kad Veneros čia štabala yra net 200, tai yra labai labai daug, o Merkurijus čia štabala yra virš 100, tai irgi labai daug yra. Pavyzdžiui, Saturno čia štabala yra tik 3,5, jinai labai žema yra. Ir nagrinėjant gimimo horoskopus, tai čia štabala rodo žmogaus užtikrintumą savim, pasitikėjimą savim. Ir būtent šita eilutė, čia štabala, kuo daugiau planetų yra virš 100, tuo labiau žmogus yra toks užtikrintas savim, pasitikintis savimi. Štai dėl ko svarbi yra šita čia štabala. Ir štai galime iš tikrųjų pasižiūrėti, kad dabar, sakykime, kai rašinėjau šitą video, Saulė, Venera ir Merkurijus yra kartu viename ženkle, bet Venera ir Merkurijus, jie nėra taip vadinami sudeginti, jie yra retrogradiniai, jie yra arčiau Žemės ir jų čia štabala yra stipri. Saturnas yra gretimame ženkle, žuvise ir jis yra arti Saulės, arčiau Saulės, jis nėra retrogradinis. Ir jo čia štabala yra silpna, kaip rodžiau lentelėje. Jau tos Saturno pasitikėjimas savimi yra silpnesnis. Šiaip įprastai pas didžiąją dalį žmonių gimimo horoskopuose Saulė ir Merkurijus yra kartu viename ženkle. Ir taip pat pas nemažą dalį žmonių Saulė ir Venera yra tame pačiame ženkle. Ir labai dažnai šitos planetos yra sudegintos. Sudeginta planeta, jinai yra pikta. O pavyzdžiui, jeigu gimimo horoskope turime retrogradinį Merkurijų, tai jisai paryškina žmogaus intelektualias savybės, nes
Merkurijus yra atsakingas už intelektą, intelektualinius gebėjimus. Tai vat retrogradinis Merkurijus yra stipresnis ir jis paryškina, pabrėžia žmogaus intelektualias savybės. Tai šiuo atveju Merkurijus retrogradinis yra Avino ženkle. Avinai yra technikai, inžinieriai, architektai, technologai, išradėjai, mokslininkai. Tai čia yra labai geros savybės ir jos yra išryškintos. Tai vad, sakykime, žmonės, kurie gims šiandien, vat, kovo 22 dieną, kada įrašinėjau šitą video, turės šitų intelektualinių, inžinierinių, mokslinių, techninių gebėjimų, gabumų. Ir jeigu kalbėti apie Venerą, yra socialinė planeta, bendradarbiavimo planeta ir Avino ženkle Venera iš tikrųjų tampa tokia labai tiesmuka. Žmogaus bendravimas yra pakankamai tiesmukas. Jis ką galvoja, tą ir sako, mažai diplomatijos. Tai jau retrogradinė Venera nebus tokia tiesmuka ir vienpusiška. Tai jeigu nagrinėjom gimimo horoskopą ir matom retrogradinės planetas, vienareikšmiškai jos bus stipresnės, kuo jos toliau nuo Saulės. Ir pavyzdžiui, palyginimui Marsas, jeigu Marsas yra retrogradinis, jisai turės daugiau valios ryšto daugiau kažką nuveikti, padaryti, tai būtent ta jo judėjimo galia yra stipresnė. Ir dabar įdomumo dėliai tiesiog parodysiu, kaip tas retrogradinis judėjimas atrodys truputėlį vėliau, tiesiog savaitę į priekį aš perstumiu ir dar vieną dieną, kad būtų štai čia. Tai jau tuomet persislenka Merkurijus ir Venera iš Avino į Žuvų ženklą. Aš dar vieną dieną į priekį perstumsiu. Štai čia. Ir matome, kad čia yra būtent tas retesnis atvejis, kada Saulė ženkle zodiako, kuris yra tiesiog 30 laipsnių atkarpa. Šiaip jis nieko bendro neturi su žvaigždynais. Tiesiog 30 laipsnių atkarpa danguje, ekliptikoje. Tai vat Saulė yra viena, ar ne? Ir tada Merkurijus ir Venera, jie yra Žuvų ženkle. Apie tai galima padaryti atskirą video, nes čia yra labai įdomus derinys, nes Merkurijus ir Venera ir kylantis Mėnulio mazgas, vadinamas Rahu, jie bus tame pačiame laipsnyje, Žuvų ženkle. Čia iš tikrųjų šitomis dienomis ateis į mūsų žemę labai įdomus žmonės, atsineš labai įdomius likimus, gyvenimus. O kai Saulė ženkle yra viena, tai kadangi Saulė atsakinga už asmenybės saviraišką, tai ta asmenybės saviraiška yra aiškesnė, grynesnė. Tai va, tai tokie reikalai su retrogradiniam planetom. Jos iš esmės turi stipresnę judėjimo galią, reiškia, jos yra ryškesnės, skaistesnės, jos yra geriau matomos iš Žemės, jos turi didesnę įtaką Žemė. Ir kaip minėjau, tai lengviausia galime patikrinti stebėdami Saulę danguje ir Mėnulį. Saulė stipriausia yra vidurdienį ir apie joninės. Pavasarį Saulė kyla vis aukščiau ir jinai yra vis ryškesnė ir stipresnė ir jos įtaka mums yra vis ryškesnė ir stipresnė visai gamtai, visa gamta būdinasi ir per pilnatį yra gerokai daugiau judėjimo, gerokai daugiau sumaišties. Nes Mėnulis įtakoja visus planetos vandenis ir mes esame sudaryti taip pat iš vandens, tai daro įtaką mūsų psichikai ir taip pat tiem žmonėm, kurie turi silpnesnę psichiką ir silpnesnį protą. Todėl tikrai negalima teigti, kad kuomet Merkurijus yra retrogradinis, kad padaugės gedimų, tai kaip tik gali kilti daugiau įvairių idėjų žmonėm, kaip kažką pataisyti ir efektyviai pataisyti. Ir Venera, kuri yra kaip santuokos planeta, tai sakykime parinkti santuokos dieną, kada Venera yra retrogradinė, nieko blogo. Yra atskira šaka, džiotiša astrologija vadinama muhurta,
ir joje, pavyzdžiui, parenkant santuokos dieną ar bet kokį kitą įvykį, svarbiausia mums yra, kad būtų labai stiprus mėnulis, nes jis yra lemiantis faktorius. Ir tikrai ne tai, kad Venera ar Merkurijus jūsų vestuvių dieną bus retrogradiniai. Tai tokie pagrindiniai dalykai. Dažnai dar taip pat minima, kad kuomet planeta retrogradinė, pavyzdžiui, kaip Merkurijus, daug ką reikia pergalvoti, nepasirašinėti sutarčių. Ir tas pats ir su Venera yra. Bet iš tiesų čia yra daug svarbiau kiti dalykai, kad, sakykime, kaip tai įtakoja jūsų gimimo horoskopą. Tai čia svarbiausia bus tiems, kas, sakykime, avino ir žuvų ženkle turi planetas tuose laipsniuose, kur šios retrogradinės planetos atsistos. Ir ypatingai, sakykime, tie, kas avino ženklo pradžioje šiuo atveju turės retrogradinę Venerą, Merkurijų ir žuvų ženklo pabaigoje retrogradinę Venerą ar Merkurijų, tai tuo metu, jeigu vyksta dar taip vadinamas Veneros ar Merkurijaus ar bet kokios planetos sugrįžimas, tai reiškia, kad jeigu jūs turite žuvise Venerą ir tuo metu Venera ateina į žuvis, tai yra jūsų Veneros sugrįžimas. Jeigu tuo metu dar Venera ir retrogradinė yra, kas vyksta kas 8 tik tai metus, tai tas laikas jūsų gyvenime tikrai bus įsimintinas ir vyks kažkokie svarbus reikalingi įvykiai. Aš turėjau labai gerą patikrinimą, kuomet retrogradinė Venera maždaug prieš gerą mėnesį tiksliai aspektavo mano gimimo Venerą ir tuo metu man pakako tiesiog 3 dienų surinkti grupę į Indiją. Vien tik tai kėlus labai paprastą skelbimą. Tai va čia yra akivaizdus pavyzdys iš asmeninio mano gyvenimo, kaip stipriai ir gerai veikia retrogradinės planetos, juo labiau, kad Venera žuvų ženkle yra aukštai. Vadinasi, toks terminas yra učia, aukštai yra. Ir būtent 27 laipsnėje žuvų jinai yra stipriausia. Ir tame laipsnėje jinai būdama retrogradinė, jinai yra labai labai stipri. Ir čia šitą mano pavyzdį, jinai kovo maždaug 30-31 dieną jinai grįžta į šitą žuvų laipsnį dar kartą. Ir čia ji bus labai labai stipri, nes čia yra ji labiausiai egzaltuota, kaip čia teisingiau išsireikšti, iš tikrųjų reiktų sakyti učia, aukštai, jinai yra labai labai aukštai. Tokie laipsniai yra nustatyti klasikiniuose astrologiniuose tekstuose. Tai vat būtent Veneros buvimas šitam laipsnėje, ko retrogradinė ji buvo ir aspektavo tiksliai mano gimimo Venerą, aspektavo, tai nebuvo sugrįžimas, tiesiog per 3 dienas aš surinkau grupę keliauti į Indiją. Tai štai kokia yra įtaka. Savaime suprantama, kad aš vėl labai laukiu kovo pabaigos ir kokie įvykiai šį kartą bus mano gyvenime. Aš aišku juos numanau ir žinau, ko tikėtis. O kiekvieną horoskopą visada reikia tikrinti individualiai, kaip ta planetų įtaka konkrečiai paveiks jūs duotuoju laikotarpiu. Tai šiam kartui būtų tiek. Tai viskas, ką mums reikia žinoti, kad retrogradinė planeta, tai reiškia, kad jos judėjimo galia yra stipresnė. Jos tos savybės yra stipresnės, ryškesnės gimimo horoskope. Aišku, dar labai svarbu, kokiame ženkle vyksta tos planetos taip vadinamas retrogradinis judėjimas. Tai irgi yra labai svarbu. Ar jinai tam ženkle yra stipri, sakykime, aukštai, egzaltuota, ar ji tame ženkle yra žemai, arba, kaip sako astrologai, kritusi. Tai vat yra labai daug veiksnių. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad esat kartu ir iki kitų susitikimų.